Šitą irgi paliksiu. Kaip tu vakar. Nu, išsikraustėm iš nakvynės namų Žara. Tai šiaip labai rekomenduoju apsistoti čia, jeigu keliausit per Tytuvėnus. Nes labai fainas kolektyvas, labai geras vaizdas pro langą, šiaip faina aplinka, labai viskas patiko. Moteris labai malonios, super malonios. Tai va, ir pusryčiai patiko. Tai kai atnešė bliūdą pilną, Justino, tik akis nužibo. Pilna salotų ir omletas, tai jo, viskas, šiaip viskas čia labai patiko. Tai ja, tikrai. Ir kambarys gražus ir jauku labai. Tai sakau. Ir vaizdas tai čia. Keliaujant pro šoną tikrai čia verta užsukti ir apsistoti. Tai va, o šiandien judam toliau. Dabar jau net pamiršau, kur kitas mūsų taškas. Į Kelmę, aš tai puikiai žinau, ne dėl to, Iš karto Kelmė ar paskui Kelmė? Iš karto tau buvo parašta. Karto? Kadangi giminaičiai, manau, ten gyvena, tai žinau, bet labai seniai iš ten buvau. Dažniausiai jie į Rokiškį atvažiuoja pasisvečiuoti. Buvau tik tai, kiek ten man metų, gal, nežinau, 5 kokia buvau. Iš tos nuotraukos tai tu ten mažesnė gal dar. Dar mažesnė, kad aš smalki buvau. Tai jo, tai dabar važiuosim į Kelmę, tada važiuosim į Užvintį ir tada į Kuršėnus. Ir valgysim kuršėnų vyniotinį. Nu, va, iš Kuršėnų kolegė dabartinė. Rekomendavo prie Maksimos, prie Žiedo kuršėnų vyniotinę, tai būtinai ten nusipirksim. Iš ten matomai, kaip supratau, jis ir kilęs, ten pardavinėja tą moteris, kuri... Kadangi aš visada parkuojuosi prie Maksimų, tai ten ir prisiparkuosiu. ir nuo ten visur vaikščiosim. Tai va, gerai tada, judam. Atėjom prie Kelmės dvaro, pabom dar ir prie bažnyčios. Bažnyčia tai atrodo, kad viena aukščiausių Lietuvoje, kaip Džeminajus pasakytų. Nes labai aukštas bokštas. Dar vieną labai aukštą bokštą esu matęs Lygumų miestelėje. Čia irgi Žemaitijoj jisai skaitosi. Gal net netoli nuo čia. Tas vienas buvo, aš tai nepamenu. Kai Kamino jau. Tai ja, tai labai aukštas ten ir čia labai aukštas. Vienas aukščiausių tikrai bus Lietuvoje.
Vat, nu ir dabar esam prie dvaro. Galiu patikrinti. Dvaras yra, tai Džeminajus taip ir sakys, dvaras yra remontuojamas, tai nei užeiti į vidų, nei ką čia negalima, bet galima po parkelį pavaikščiot, visai gražus parkelis. Man labai patinka, kai žolytė, tai būna gražiai nušienauta žemė, ąžuolas vidury. Išlikę keli pastatai. Tai o pats dvaras tai yra barokinis, ne? Ir ankstyvojo klasicizmo, kaip ten sakė. Tai va, tai kada nors čia bus įdomu užeit. Na dabar tai kažkas čia dar virto stovint mums šalia. Tai jeigu būtumėm kur nors ėję, tai dar gal ir prasileidę kažką į galvą. Bet ten užtverta, va ten Bet tai statybos. užtverta, jo, bet žinai, kai būna smalsesnių žmonių ir bando praeit, kur negalima, tai, nu tai va, pavyzdys, kodėl negalima. Nes ten atmatas Šiek medinis kažkoks nuvarta. Nu tai va, einam toliau. Rotary. Žinau, jis minkštas bus. Va, ne? Aha, bet jis kiek. Tau neatrodė minkštas medžiaga? Atrodo, tai skardinės vienas? Tai visas metalinis. Kaip apgauna metalinė pagalvėlė. Oksimoronas. -9 panašiai. Tai jūs su medžiu ir dirbot? Su medžiu ir dirbot kažką? Stalius buvot? Buvau stalius, kitų profesiją turėjau. Tai. Ja, aš miške gimęs, miške augęs. Tai. Apvaikščiojom Kelmę. Ir paskutinė vieta, kur buvom užėję, tai aš labai norėjau išeiti į Lazdų muziejų. Tai apžiūrėjom Lazdas. Šiaip tai būtume net ir neužėję, nes tas Lazdų muziejus yra vieno žmogaus name ir jisai ten sunkiai prigirdė, vartai uždaryti. Tai pastovėjom ir jau norėjom kaip ir išeidinėti, nes lauke jo nesimatė.
Bet šalia ėjo jo kaimynė ir sako, tai gal užeit norit, sakau, norim. Ir tada jinai mus nuvedė, pakvietė tą senuką. Jisai ten mums šiek tiek ten parodė, papasakojo. Tai va, tai įdomus šiaip žmogus. Sužinojom, kad Kelmė kilusi nuo žodžio kelmas, nes ten, kur bažnyčia dabar, sako, buvo iškirstas miškas ir kelmai. Ir sako, vienas ten žmogus pasistatė namą ir tada, sako, visi pradėjo statytis. Tai maždaug taip. Tai va, tai dabar pabuvom čia, važiuosim į... Kur aš sakiau važiuosim? Viekšnius. Apie Viekšnius dabar. O nenakvosim, sakei, ten? Taip, į Užventį dabar važiuojam. Tai pabūsim Užventį ir tada važiuosim Kuršėnų vyniotinio pirkti. Gerai. O kaip tam Kelmė? Šiaip miestas neblogas. Vietom atrodo kažkur gal kažko biški trūksta. Ten kažkur, nežinau, kažkokie seni turėklai visokie ten apsilupę tokie vietom. Bet iš principo tai viskas gerai. Toks, nežinau, net su kuo palygint. Bet fainas miestas, ką žinau. Ir man tokia vientisumo trūksta, atrodo viskas gerai, bet ten kažkaip truputį gal geriau reikėtų vietomis, tai toks vientisumo, kaip sakau. Tai va. Važiuojam žiūrėti, kas toliau laukia. Kaip ten tas puslapis vadinasi, kur iš Stravos visi keliai susikelia? Stadshunter. Ten gal? Tai bus įdomu pažiūrėti. Visa Lietuva išvaikščiota. Nu, ne visa Lietuva, bet miestelį pagrindiniai, tai jau tikrai. Ne, reikia plaukti upe, važiuoti dviračiu, žinai, tada jau daugiau gaunasi. Tai va, jau vaikštom po Užventį ir netyčia žemėlapį pamatėm vieną objektą, kurio aš nebuvau prieš tai pasižymėjęs. Tai einam pasižiūrėsim, ar ten kažkokia nesąmonė pažymėta, ar iš tikrųjų yra. Kad dabar rašo uždaryta, tai nebent laukia netyčia kažkas matytųsi. Tai žodžiu, kai prieisim, tai ir papasakosim. Žodžiu, žemėlapį radom pažymėta, kad čia yra Kalėdų senelio namelis. Na ir, kaip Andrutis sakė, buvo pažymėta, tik vis, kad nedirba šiuo metu. Bet galvojau, kad vis tiek bent jau ten iš išorės jis kažkaip bus labiau panašus į Kalėdų senelio namelį, ten vis tiek kažkaip, žinai. Bet čia tiesiog paprastas namas. Aišku, gražus kiemas, gražus namas, labai sutvarkytas. Bet iš išorės tai nepasakytum, kad ten kažkas kalėdiško. O nuotraukų Google įdėta lyg ir, kad ten eglutės viduj papuoštos, o ne ten. Nu tai taip, žiemos metu žmonės tiesiog gal papuošia, nes ir dabar labai gražu, matosi, kad meniškai žmonės gyvena. Ja. Tai, žodžiu, čia nepavyko apsilankyti. Aš taip pat tikėjausi. Na tai bent pabandym gerai, o dabar jau važiuosim į biškį įdomiau pasivaikščioti.
apvaikščiojom tikriausiai visas lankytinas Užvenčio vietas. Ir atėjome į paskutinį apžvalgos bokštelį, šiaip visai gražių vietoj. Matosi stadionas, krepšinio aikštelė, Venta tekanti. Tai visai šiaip gražu. Toks miestelis man labai gal primena kokius iš pernai metų Sedą. Taip ir gal sakysi. Jo, nes toks irgi kaip ir toks jau mažėjantis, nykstantis gal atrodo, nes žmonių nėra daug. Bet geriau už Sedą iš tos pusės, kad čia daugiau kur pavaikščioti yra, bet ten prie to dvaro, tos sodybos buvusio, ten prie to vandens malūno, tai visai gražiai ten vietom jausmas kaip kokiam Vilniui Belmonte vaikščioti. Tai kad man atrodo, čia dar gražiau nei Belmonte. Nu, mažiau čia, gal žinai, Bet taip viskas labai natūraliai. Jo, natūraliau viskas. Tai va, iš tos pusės čia visai fainiai. Gražu pasivaikščioti. Jo, tai va, biškį padusim, važiuosiu tada jau Kuršėnų vyniotinio pirkt. Šiandien visai greitai sukamės, nevėluosim nieko. Dėl to, kad nereikėjo iš Vilniaus važiuoti. Susitaupė. Netgi šiaip greičiau pagal planą, gal kokį pusvalandžio ar valandą gaunasi čia mums visur subūti, negu kad... Ir dabar matau važiuoja elektriniai motocikliukai. Kažkaip čia žiūrėjau, labai populiaru jie. Vyresnio amžiaus žmonės. Jo, ten tie, kur ant 3 ratų ir tokie, nežinau, pensininkų tarsi tokie. Tai čia jau labai daug kažkaip. Niekur daugiau taip nesu matęs, kad taip važinėtų, čia važinėja, labai mėgsta. Ir dar vieno dalyko labai daug. Kovų. Sakyčiau, Kelmė ir čia Užventis, tai kovų sostinė, nes pilna jų čia visur. Ir ėjom nuo to dvaro, tai vienoje vietoje ten pešės ir šakas mėtė ant žemės. Tai ten eini ir žiūrėk, ne tik, kad bombos šaja nepaleista. neužmestų, bet dar ir kad ir šakos ant galvos neužmestų. Tai... Bet ir dabar čia girdisi, nors toliau paėjom, bet kligesys tai. Keista, kodėl jiem taip patinka čia. Jo, Raseiniuose buvo ten... Pabėgo šuo. Ne, ne į mūsų pusę. Raseiniuose buvo daug šitų strazdų juodųjų, čionais šitų kovų. Tai kažkaip labai... Pasiskirsto kažkaip. Pasiskirsto įdomiai. Ja. Užlipom ant Šatrijos kalno, labai vėjuota, bet kalnuose visada vėjuota. Tai super vaizdas. Pernai buvom ant Medvėgalio kalno, ten irgi buvo labai aukšta. Čia aš nežinau ar aukščiau, bet irgi vaizdas tai labai geras. Tai jo, žiauriai fainiai. Ir keista, kad tas jau aukščiausia Lietuvos vieta, kur yra Juozapinės kalnas, ten aukščiausias, bet ten sako nieko gero nesimato, ten tiesiog toks kalva.
O čia va, atrodo, nu va čia galėtų būti aukščiausia Lietuvos vieta. Nes vaizdas tai afigienas aplinkui atsiveria. Labai greitai. Viskas realiai matosi, iš visų pusių toli. Geriau visi žiūrėtum, tai Vilnių pamatytum. Juokauju. Žinai, į kurią pusę Vilnių? Nu, dabar realiai tai nežinau. Ten gal kažkur. Bet fainiai, tikrai verta čia atvažiuoti. Toj trobelėj už mūsų kūrenasi amžinoji ugnis. Ir įdomu tai, kad ją prižiūri visada vienas žmogus ir jisai, pasižada, kad ją prižiūrės bent vieną parą. Ir taip jinai kūrenasi. Kiek ten nuo 2017 rašė? Ten šiaip nuo 94 buvo atkurta adatų. Jo, ten nuo 2017 gal ten kažkaip perkelė, vienur kitur perkelė. Bet toks asmens supratau, bet man įdomiausia tas, kad tiek pasiryžimo vis atsiranda, kas kūrena ir niekas neužgesta, ten daug metų, wow. Tik va, filmuoti, fotografuoti negalima, tai ir nefilmavom. Ten buvo parašyta, kad neužsiimu kažkokius skleidimų žinių tie žmonės. Tai vien dėl to, kad gal nekalbinti ir šiaip nefotografuoti, nelįsti jiem ten į akis. Gaila, neturim labai padorios pjaustymo lentutės, teks ant maišelio pjausti. Atvažiavom į Viekšnius, tai čionais apskritai Kuršėnuose nebuvo nei vieno Airbnb, nei vieno booking, skelbimo, kur būtų galima apsistoti. Tai artimiausia vieta pakeliui gavosi Viekšniuose, nes rytoj vaikščiosim po Viekšnius ir tada į Mažeikius važiuosim.
Tai žodžiu, Viekšniuose pasirinkimas irgi nebuvo baisiai didelis Airbnb. Nu tai apsistojom čia tokiam butelyje, nu tokiam mot. Aš nežinau, kaip įdėt, labai sunkiai pjaunasi. Minkštas labai. Nu, išsitikiu. Dar mes vežėm nemažai. Bet svarbu gavom, nes kai tik atvažiavom į Kuršėnus, užėjom iš karto į Maksimą, priėjom prie tos moters, kurių pardavinėja, sakom, iki kada dirbat, nu, sako, iki 7. Tai pasivaikščiom, važiuojam į pavalgyt, ateinam į tą Maksimą, žiūrim, grandinį užkabintą. Ir abiem perėjo per širdį. Jo, ir atrodo jau viskas, nebegausim. Bet tada žiūrim ten kavo lapas, kad tuoj grįšiu. Nu, tai palaukim ten porą minučių ir atėjo. Nepyk, ryškiai paragavau, nes trapinys nukrito. Nelabai čia matysimės, bet... Nu, šiandien man išėjimas iš komforto zonos. Pavakarykštės nakvynės tokioj puikioj vietoj, tai šiandien jau... Aš dėl šiandienos net paėmiau patalynę vienkartinę tokią. Mačiau, kur važiuosim. Jo, nes pernai buvo ten tokia ne visai švari. Kažką raudonai ištepta, nežinau Ten tas raudonai tai buvo uogienė. Nu, tikrai uogienė, aš paragavau, man atrodo, braškių uogienė. Jau mačiau, kaip patalynę valgiai. Na, nevalgiau. Bet man ten buvo labai panašu į uogienę. Koks skirtumas, bet patalynė uogienė ištepta. Nu, neturi būti uogienės ant patalynės, bet... Nu, bet žodžiu, nu, buvo uogienės, nu tai... Gerai, ragaujam. Laukia, kada šitą bairį Justinas pasakė. Labai skanu. Aš apskritai mėgstu, Justinai nuostabu buvo, nes neperku, bet labai mėgstu. Skanus, jo. Nėra labai saldus. Labai minkštas. Labai šviežas. Bet man atrodo, šį buvau ragaus, nes kolegė buvo atvežus.